Skalūnų naujienos. Susikūrė toks žemaičių judėjimas Būkime vieningi. Tai va šitas judėjimas parašė laiškus Putinui, Lukašenkai, o po to ir Obamai su prašymu gelbėti žygaičius nuo skalūnų dujų žvalgybos. Kol kas į laišką niekas neatsakė, bet žemaičiai žmonės kantrus palauks. Taip, nes Obama vis tiek atrašys. Arba atskombins. O gal per Skype'ą susisieks su mums įguns amerikons ir... Neklausyk, aš negaliu susikauti. Vis koziris išmėčiau. Šitą, o tu laišką Obama išsiuntė nuo žemaičių? Išsiunčiau, tikrai viską išsiunčiau. O paštženklelį užklijava? Užklijavau, tokį su koplytstulpiu. Gera. Registrau, tu siuntėm, turėjai gauti, aš manau. Turėjau ir atsakyti. Šitą, ton paštą dėželį tikrina? Prieš 5 minutės patikrinau. Gal Obamos sekretorė tą vištą, laišką pametė? Ne. Man atrodo, bus dėl ko norintas užpykis ant mūsų. O gal net apsurašėm? Ko negerai surašėm? Visko gerai surašėm, o turiu juodraštėlį baltą, jaudom baltą surašytą. Skaitau. Gerbams Amerikon prezidentė, rašo jums Taiku Žemaitė. Išauša pas mums jauda deina. Stop! Tas ir klaida. Jauda deina, jūs nesuprantat. Jauda. Juk tas ir rasizmus kažkoks. Taip, rasizmus. Ani jį didelė jautrė. Skumben. Skumben, čia garantauta Obama. Čia garantauta Obama. Kelk ragelį. Čia garantauta mums skumben. Sakyk hello. Klausau. Listen. Kas ir? Aparvirta? A su motoroleriu? Vot taip tau reik. Klausyk, nebetrankysis daugiau gatvės. Kas ir? A koja lūža? Vot gera. Ir nereikės daugiau tau į mokyklą eit, galėsi ilsėtis. A tu neini į mokyklą? Kiek tau? 47 metą. Trankos su Vespa. A tu beprotis esi, garbės žodis. Tikra, tau seniai reikia mašiną jau įsigyti. Neužimk linijas, gera, parverta įguliek. Mes čia rimtas reikalas užsiimam. Durnėlis. Kuo įma tą lūžą? Obama? Kam Obama? Ne Obama, kažkokiam durnėliau. Parsiverti su motoroleriu. Žaidam. Vartus beprotė, paskiau skumbinė. Leisdam geriau laišką tuliau. Obama. Nežinau, ar jūs girdėjot, bet tikriausiai girdėjot, kad Chevrons... Bloga. Apie girdėjimą Obama nereikėjo geriau nieko rašyti. Žmogus didelė kompleksa, juk tar toks didelis ausis. Nurasti žaidėm. Skumben. Čia jau tikra Obama. Čia Obama. Aš pakelsiu. Alio, Mr. President? Alio? Kas? Kas deg? Kas tau? Durniau, kas? Užpilk 2 kėberus vandens 2 kėberus, nieks nebedegs. Kas ir? Aselė to. Aš tau sakau, pilk ne karštą vandenį, o šaltą 2 kėberus. Ir viskas nustos deg. Kas tau į? Kokį daržinė? Sakau, 2 kėbera. Daržinė, na, mata deg. Kam? Obama? Ne, ūkininkau, Platelių ežerą. Vandens pilna, tegu pasisem. Klausykit, aš žinau, ko mes blogą parašėm. Juk mes prisistatėm Taiku Žemaitę. Ir kas čia tokį? Tas reiškia, jeigu mes Obamos nepalaikom dėl Sirijos, ons mūsų nepalaikys dėl Chevrono. Tikslė tep ir ir. Atsileida. Gal atleida? Tikra, čia ir Obama. Aš pakelsiu dabar aš. Hello? Kas ir? Nekriuk, kas ir? A vyrs moš? A sukelė? Jėzus, nekriuk. Su pagaliuku, jeigu moš Jėzus, man įsitrauk tvorus metgalį daug, ką nam atgal. Jėzus, man tą vyrs moš dabar pagaliuku. Čia prasidėsim. A Mišelis skambina? Kas?
Obamas buoba. Ne, čia tai vietinė, socialinė būstinė. Ne, užim telefono liniją. Muni įrods, kad Obama mums neatsakys. Ons tikra dėl kažko užsigavo. Niekams neužsigavo, nu. Ševrons nupirka. Kapi Mazuronį, kapi Butkevičių ir visus kitus. Tepi bus. Aš matau, kad mes neapsustarsim su Obama. Reik naują laišką rašyt, gal Asadov? Mosadov? Asadov. Į Siriją. On ir chemikalinių trotšų žinovs. Mumis užėjau, supranti. Rašyk. Mes, karingi Žemaitė. Nukelk, ragelį. Negaliu susikalbti. Tegu nebam. Nu, kur sustojau? Te, mes esam karingi Žemaitė. Ir norim. Rašyk aiškiai. Neskubėk, tik